Sveiki, labą dieną visiems. Jo, tai gerai, tai trumpam prisistatom, aš Mantas, turbūt iš mano draugų tai žino visi mane, ir turim Vidmantę, ir toksai pirmas video pradedant tiesiog karjerą korepetitoriavime, taip? Tai trumpai Vidmantė apie save. Sveiki visi, aš esu Vidmantė Jurgaitytė, aš baigiau Vilniaus licėjų ir tada išvažiavau mokytis į Londoną, UCL, tai 8. geriausias pasaulyje universitetas, studijavau farmakologiją ir po to įsidarbinau geriausioje Anglijos mokykloje. Bet dabar kaip tik šią vasarą gavom rezultatus GCSE, tai 12 egzaminų rezultatai mūsų mokykloje buvo patys geriausi Anglijoje. Ta mokykla mano nėra privati, jinai yra kaip licėjus, ten atrinkti mokiniai, bet ne privati mokykla. Tai lygiai panašiai aplinka, kur aš mokiausi, tik mano mokykla yra berniukų mokykla. Tai labai man ten patinka mokytojauti, aš chemiją jos mokau ir man labai ten patinka, nes tie mokiniai ir juos lengva mokyti, dėl to, kad jie labai gabūs ir jie labai mandagus ir motyvuoti, dėl to ir elgesio problemų mažiau. Tai tikrai labai man pasisekė, kad taip karjeros pradžioj patekau į tokią gerą aplinką ir aš tiesiog matau, kaip geriau veikia sistema mokant chemiją Anglijoje negu Lietuvoje, nes pati mokiausi pagal lietuvių sistemą, tai ir vadovėliai, ir skaičiau tas vadovėlius, kažkaip iš kitos pusės aiškinam, mes pradedam, pavyzdžiui, mes niekada Lietuvoje nesimokėm, koks skirtumas tarp compound ir mixture. Ta prasme, mišinys ir compound, kad yra atomai sujungti kartu, kad molekulė. O mes Anglijoje visą pamoką skiriam 9 klasiai, kad išmoktume apibrėžimą šitą atomo, molekulės, mišinio ir compound. Ir tada praktikos darom labai daug to. Ir aš manau, kad čia yra, kaip pasakyti, čia pagrindas yra chemijos. Tai 8 klasiai turim tokią pamoką ir 9 klasiai. O Lietuva kažkaip, ten pamini kažkokiam ten vienoj temai. Jo, taip. O aš ko ieškojau, pavyzdžiui, aš Anglijos mokyklos jau dirbu nuo 2014 metais, pasirinkau emigraciją ir man tas, aišku, nebuvo taip pradžioj lengva, ten pradėjau nuo visų fabrikų, sandėlių, ten nuo tų tokių juodų darbų, taip vadinamų, bet kai pradėjau dirbti mokyklose, kas mane nustebino, kad visiškai kitokia sistema, kad nėra tokio dalyko kaip Lietuvoje, sumeta visus vaikus į vieną ten, neskaitant jų gabumus, ir Petriukui būna neįdomu, nes jam per lengva jis nieko nedaro, Janukui būna neįdomu, nes jisai nieko nesupranta ir jie sėdi vienam suole. Ir kas man patinka, turbūt grammar school, jeigu mokinės, tai to gal nebus, nes tiek vaikai yra atrinkti, visi jau yra stiprus, bet aš, kur mokinuosi tose mokyklose, tai tų vaikų įvairiausių, ten būna ir tų elgesio tenais visokių nesupratimų, bet kas man patinka, kad yra setais sudaryta, kad top set, tai kaip iš matematikos, pavyzdžiui, tu mokini kokiems ten 10-okams trigonometriją ir top setui tu ten aiškini kosinusų teoremą, kaip spręst, ir bottom set, ten koks 5 ar 6 setas priklausomai nuo kiek yra žmonių, mokinasi kaip atpažinti statų kampą trikampį. Ir visiems mokinasi savo šauniai trigonometriją ir visiems įdomu, ir Janukui, ir Petriukui, ir jie nesėdi, jie vienas kito nestabdo nuo darbo. Tai tas yra labai fainai ir, pavyzdžiui, daug esu atsiliepimų iš Anglijoje gyvenančių lietuvių, kad oi, čia Anglijoje ta sistema labai, lengva mokintis. Taip, aišku, jeigu tu atvažiuoji, pavyzdžiui, pirmais metais tavo vaiką neįdės į top setą, jį įdės į tą bottom set ir jom duos skaičiuoti obaliukus ten ant popieriaus. Ir kas fainai, kad kas pusę metų vyksta tie diagnostiniai testai ir tada vaikas, jeigu jisai tą testą padaro geriau negu kiti jo grupėje, jisai turi šansą pakilti. Aišku, jeigu ten vaikas tinginiauja, jisai gali iš to top seto iškristi. Man tas toks judėjimas tarp klasių ir kad suskirsti, kad visiems būtų įdomu ir plus
ką dar norėjau pasakyti, kad ta visa diferenciacija, kad mokytojas neturi neštis krūvos pilnos bagažinės kontrolinių namų darbų, vadovėlių ar ten dar kažko namos taisys, kad viskas kažkaip automatizuota, centralizuota, kad tu ateini į pamoką, tau jau skaidrės visos paduotos. Tu tiesiog prieš pamoką ten gali praleisti 5 minutės. Jeigu ekspertas, jis gali net iš karto paimti bet kokias skaidrės ir iš karto eiti dirbti. Tai to, kad sėdėti dar ten 5 valandas ruoštis ten tai pamokai, ten daryti kažkokius planus, tai tas labai palengvina, labai patinka. Tai pas mane irgi šiaip setai iš tikrųjų yra. Vis tiek, kad pas mane mokykloje tas skirtumas tarp pirmo seto ir antras seto yra labai mažas. Jie labai stiprus. O dėl tų skaidrių, tai man irgi labai tas patinka ir man taip nuostabu, kad Lietuvoje nėra vadovėlių ir visiems čia pasaulio pabaiga atrodo. Aš žurnalistą mokytą. Aš nenaudoju vadovėlių. Anglijai net nėra tokio daikto kaip vadovėlis, niekas jų neturi. Tarsi, kam jų reikia? Taip, nėra problemų. Ir ta prasme, mano mokiniai turi online ten tą vadovėlio versiją. Ir aš su tą chemijos direktorė kalbėjau, sakau, va čia jie sakau tokie, tą viršutinį setą turėjau, kur tie labai gavus, sakau, turėjau biškį laisvo laiko iš vadovėlio, sakau, daviau užduotį, sakau, tą patį temą, o ten vadovėlio galėti klausimai tokie, kad ten išaiškytos temos. Ir sakau, aš... Pas mane, man atrodo, pastrigo kažkas. Jis sako, ten pastrigo. Jis sako, tam vadovėlį klaidų, ten yra kažkokio, aš vis vadovėlio nenaudoju, pas mane sako, skaidrės labai geros, užduotis, tai tiesiog atprintinam. Paprasčiausiai to atspausdini, o dabar atėjus, ačiū Lietuvos švietimo ministerijai, kad mums duoda kaip korepetitoriams darbo. Pavyzdžiui, pas mane dabar dirbu su tavo mokytojas tokia įmonė su buvusiu grupioku. Tai daug darbo iš tikrųjų net nespėjam apsikuopti viso. Pavyzdžiui, mes esam dabar 3 matematikos mokytojai. Ir ką aš darau, mane, pavyzdžiui, grupės užpildytos praktiškai mokinu nuo rugsėjo 2 savaitės ir per Teamsus dedam pamokas, mes tos vaikus mokinam ir srautas poreikis tikrai didelis yra. Tai ką net nusprendžiu daryti, tiesiog kurti, atidaryti šalia to, kur dirba. Aišku, su Laurynu nekonkuruosime, dirbsime kartu, bet tiesiog, kad daugiau tų mokinių gauti ir kad daugiau tiems mokiniams padėti. Tai jeigu kažkas susidomėtų, mielai galite susitiekti su manim žinute. Aš dabar kuriu ir internetinį puslapį registracijai naujiems mokiniams. Taipogi bus Facebooko puslapis, aišku, jisai dar tik pačiam gimėme, kaip matote, pats pirmas mūsų laivos, jų bus toliau, plėsimės ir imsime ne tik matematiką, bet paimsim chemiją, dar pasiieškosim gal fizikos mokytojų. Aš pats fizikos gavau 99 valstybinė egzamene. Aišku, dabar viskas pasikeitė, nežinau kaip ten dabar, bet tiesiai šviesiai žiūrint, kokie dabar standartai reikalavimai matematikoje, tai su kolega, draugų, matematikos mokytojų mes bandėm spręsti bandomąjį 12-ko egzaminą. 3 valandas sėdėjom, kur egzaminui duotas laikas, mes į tą laiką neįtilpom. Bet aišku, mes ne tai, kad vien tik išspręsti, bet kiekvieną uždavinį, kad analizuoti, kad aiškinti, spręsti kaip. Ir patiko vienas trigonometrinis uždavinys, kur strigom, sėdim 2 mokytojai, rimtai sėdim, aš esu buvęs olimpiadininkas, į savo pedagoginį dar tais laikais universitetą įstojau 3 numeriu iš virš 300 mokinių ir sėdi 2 patyrę mokytojai, žiūri ir galvoja, ko iš to vaiko nori. Ir abudu tą uždavinį iš pradžių spėjimo būdu sprendėm neteisingai ir po to tik tais aš jį nešiau savo kolegoms Anglijoje į matematikos departamentą ir visi mes sėdėjom ir krapštėmės, už barzdų, krapštėmės galvą. Na, aišku, išsisprendėm tą uždavinį, bet tai kaip turi 12-okas, tą uždavinį, ką su juo daryti. Tai darbo, manau, kad turėsime, nes visi pas mus mokytojai yra kvalifikuoti labai geri ir mes dar, aišku,
tu esi šiek tiek jaunesnė, nauja karta, mes esam iš senos kartos, iš tos, kur baigėm 2008-2009 metais ir po kurio laiko, ačiū ministerijai, kad uždarė pedagoginį, kad sustabdė naujų mokytojų gamybą. Aš net neįsivaizduoju, kaip tu sugebėjai tapti mokytoja, gal gali tu man paaiškinti, nes aš savo laikais dar baigiau pedagoginį universitetą, kol jisai ten buvo man atrodo, tuo metu jisai keitėsi iš pedagoginio į Lietuvos edukologijos universitetą, kažkas tokio, bet aš, tam pasikeitime buvo. Kaip tau pavyko tapti mokytoja? Tai man atrodo, čia tas klausimas kaip tik trečias dalykas, ko Lietuva galėtų pasimokyti iš Anglijos švietimo sistemos. Tai pirmas, tai setus padaryti, antras, trainingas mokytojų. Tai va būtent, tu turi bakalaurą arba yra labai daug mokytojų, kurie turi doktorantūros diplomą. Tai jie darė bakalaurą, magistrą, doktorantūrą, sako, nori būti mokytoju. Jo, kaip į prestižinę procesę, kaip eina, nes pas mane visi PGC, kas yra PGC, tai yra masteris. Tu iš pradžių pasiemi bakalauro diplomą ir kad pasiemi tą postgraduate, tą PGC, tai jau čia skaitosi kaip magistras. Ir visi mokytojai jau yra su magistrais. Aš nežinau, man labai pasisekė, kad aš, kai pabaigiau pedagoginį, išsiverčiau tą diplomą į anglų kalbą ir man jį prilygino. Tai aš turbūt vienas iš nedaugelio mokytojų čia dirbančių, kuris tiesiog su bakalauru, kuris dar neturi magistro, kadangi man sulygino tą. Bet visiems kitiems mokytojams tas postgraduate, tai jau magistro studijos realiai. Nes pas mane visai kitaip yra mokykloje, tai tu gali turėti, nežinau, doktorantūrą, magistrą kokioje chemijoje, tiesiog chemija grina, jokios pedagogikos. Tu ateini, tą duoda klasę, sako, žinai ką, mes patikim tave, kad tu moks. Aš turėjau didelę labai korepetitoriavimo patirtį. Tai aš sakiau, kad man sekasi su tais mokiniais bendrauti, aš matau, ko jie nesupranta. Ir dėl to, kai buvo interviu, pirmą kartą, kai atėjau mokyklą interviu, man davė pamoką pamokyti. Aš tam buvau pasiruošus apie metalinius ryšius, aš padariau tą pamoką, jie pamatė, kad kad galiu paaiškinti, kad ten mokinys pasako kažką ten blogai, aš moku ten jį pataisyti, be sakymo, kad ten tu durnas, kaip tu čia taip galvoji, nesąmonės. Pamatė, kad aš su mokiniais moku bendrauti, kad moku paaiškinti, kad jie supranta mane, kad moku juos pataisyti. Ir sako, mes žinom, tu turi bakalaurą tik farmakologijos, bet sako, tu eik ir mokyk mokinius. O vėliau kas trimestrą, vienas mokytojas tave vieną pamoką ateina, pasako, kuri pamoka, kada ateina ir pažiūri pamoką ir vėliau po pamokos, ten kitą dieną, tą pačią dieną po pamokų susitinkam ir aptariam ir sako, va šitie buvo labai geri dalykai, tą darai gerai ir man dažniausiai sako, kaip tu pradedantį mokyti, tai sako, tiesiog neįtikėtinai gerai tau sekasi. Kiti sako, tokioj stadijoje, pradedantieji mokytojai, jie ateina į pamoką, žiūri tą pamoką ir galvoja, ką tas mokinys turi daryti. Ir baisu, sako, pas tave, sako, viskas labai gerai, nesako, gali tą paimpruvint, pavyzdžiui, ten sakė kažką, kad aš vieną pamoką pabaigiau eksperimentų, darėm eksperimentą, susitvarkėm viską ir skambutis nuskambėjo ir sako, nėra idealu pabaigti pamoką pasibaigus eksperimentą. Jo, reikia vis tiek, tokį apraminimą jiems padaryti, kad greitą tokį mini assessmentą, kad kol jie ten stovi už tų kėdžių, kad ten dar paklausinėti kažką. Jo, čia pamokos tą struktūrą, bet čia nėra tokia labai kritikali. Aš vienas mokytojas sakė, kažkoks ten buvo mokinys, kažką pasakė ir jisai kažkaip ten sakė, dabar tu atsakinė. Ir tas mokinys netruktelėjo. Tai jam buvo feedbackas irgi, sako, sako, čia 7-tokas ar ten 8-tokas, tu taip, tai sako 12-tokų, tu taip gal ir gali pasakyti, bet sako, tu su jais biški švelniau elgis. Tai tokie visokie feedbackai ir kas trimestrą mane pažiūri, o daugiau svarbu, kad tu reflektintum, sako, po kiekvienos pamokos čia tavo kaip naujo mokytojo pareiga yra apgalvoti. Ką galėjau padaryti? Ir jie dėl to tavim ir pasitikė, nes jie tiki, kad po kiekvienos pamokos tu pats kaip mokytojas, nors ir nebuvo tau kitų mokytojų, kurie tau pasakė, kad tu pats gali suprasti, čia gal galėjau geriau paaiškinti, o čia gal reikėjo naudoti aiškesnį paveiksliuką, kad tada mokiniam būtų buvę aiškiau. Nes dabar dėl ten paveiksliuką su per daug informacijos, tai jie ten susimaišė, per daug informacijos buvo. Ir viskas, ir nėra problemos. Ir nereikia man to pedagoginio diplomo, kad aš eičiau mokyklą ir kad mokyčiau. O čia Lietuvoje trūksta tų mokytojų. Aš ir manau dėl to, kad
Nu, ar ten, jeigu dabar aš eičiau Lietuvoje mokyti tik su bakalauro, sakykime, ar tik su magistru. Čia žinok, kas būtų... Kas mane ten mokytų? Ten nėra tokios sistemos, kad dabar ten kokia ten, sakykime, jau mokytojas su 20 metų patirtim ateitų mano pamoką, pasidėtų ir vėliau man duotų šitą pastabas. Ten ką gerai dariau, irgi jeigu man vien sakytų, tu blogai tą darai, nu tai aš ir nenorėčiau ir išeičiau kitą dieną iš tos mokyklos. Aš galiu trumpam susitarti, kaip pas mane, pavyzdžiui, prasidėjo karjera, aišku, mokykloje, tapsime, įsidarbinau Lietuvos mokykloje ir aš ką tik tą universitetą pabaigęs, ten metus gal praleidau ten emigracijų, ten Ispanijoje, ten kokius ten mandarinus, apelsinus skiniau, ten tapsime, buvau modernioje vergėje, nes tais laikais tada 2009-2010 ta krizė buvo. Ir aš jaunas, kiek ten man, kokie 22 gal metukai dar, tik tais aš įeinu į mokyklą ir kaip mane priėmė į darbą, aš, nu ten tas pokalbis interviu, tu ateini, pasikalbi su direktorė, sako, gerai, mes ten trūksta mokytojų, ir tas jokio nėra, nei vietavimo, nei nieko, tave įmeta jauną žmogų, su kitais jaunais žmonėmis, kur tu neturi jokio nei bendravimo įgūdžių, tai ką aš ateinu, pirmą pamoką ten 11 ar 12, tie vaikai, jie mano amžiaus, aš pats dar vaikas. Ir aš tikrai tam buvau nepasiruošęs ir tu ateini visas, tapsime, drebantis, tu vaikų bijai. Ir mokini pamokai, ir aišku, ten tie vaikai ten daro tos bairiukus, vaikų yra toksai tiesioginis darbas, kad papušint boundaries, pažiūrėt, ką mes galim su to mokytoju daryti, nes aišku, daug smagiau yra išsidirbinėti pamokoj, negu kad ten klausyti tas mokslas. Dar jeigu tas mokytojas, nu, nežino kaip reaguoti, pavyzdžiui, jam tos visos situacijos naujos ir jisai užsistresuoja. Ir ant viršaus tas jaunas mokytojas užsistresas, dar jam papildomai ateina tenais pavaduotoja, ten kokia direktorė ar dar kažką ten tavo pamokas stebėt ir krauti liaudiškai tą sakant grūzą. Aišku, tu pirmam mokytėms, tiems žmonėms, jie neturi eiti į 12 ar 11 klases ir eiti, toksime, kaip gauti tą, atsiprašant, šūdų laviną ant galvos. Nu, jie turi iš pradžių gauti kažkokį kaip mentorių, nu kaip pas mus, pavyzdžiui, ateina naujas mokytojas, jisai gauna mentorių, jis iš pradžių eina, žiūrisi, kaip, nu, jis aišku, pilna gauna ten, nu, kaip tas newly qualified teachers, ne, ten NQT, kur tie būna, ne, tie gauna mentorius, jie vaikšto pas patyrusius mokytojus į pamokas, ten jiems padeda, ten, pavyzdžiui, nu, ten stebi, kaip jie dirba, po to jie patys mokina, bet su priežiūra mentoriaus. Ir tada jie gauna savo pasitikėjimo, ten ir po kokio ten kelių savaičių ar mėnesio, tik tais tada jie pradeda imtis savo klases, jie nieks jų nemeta čia į mėsmalę ir kad va imtų čia daryk, nes kai kurie vaikai, jos jas ir plus, ką daro Lietuvoje naujas mokytojams, tuose metodinėse būreliuose patyrę vilkai, geriausi mokytojai, savo susirenka ten tos aukščiausius, stipriausius 12-okus, ką padaro su naujais, jiems atiduoda visas tas grupės, kur ten tų chuliganų. Ir tai va tas man įstrigo. Ir kitas dalykas, kaip atrinkimas į darbą. Tu nori įsidarbinti Anglijoje į mokyklą, tu ateini dar su 3 ar 4 kandidatais. Jūs sėdit nuo pačio ryto, 4-5 į tą pačią vietą atrinkti, ten jie iš tų visų ten, nežinau, ten 10-20 CV, ar tu net CV tų applicationų atsirenka savo, ką pakviesti interviu, ir tu realiai sėdi, tu konkuruoji su kitais 3 mokytojams ir tu tada suinteresuotas parodyti, ką tu gali geriausia, nes tu turi laimėti, tu turi būti iš tų 4 geriausias, kad tave pasirinktų. Ir tu ne tai, kad ten pasikalbi pusę valandos su direktorium ir tinka, netinka, ne, tu turi vesti pamoką ir visų 4 kandidatų seka pamoką, tapsime stebi. Tada student panel, kur
ateina mokytojas, sėdi prie 4 studentų ir studentai jo klausinėja, uždavinėja klausimus, kad pažiūrėt, kaip su studentais bendrauja, koks santykis. Ir tik tais paskiau, jau paskutinis etapas, jau kada ten kiti atkrenta, ten tos 2 jau atrinktus tos mokytojus, jau tave kviečiasi į tą jau interviu, kur jau tas klausinėja, kas bus, kas nebus, kaip tu tiksi, netiksi. Tai o tas, kad interviu jie atrenka savo stipriausius mokytojus. Jie yra DBS tas čekas, kad nepririnktų ten kokį nors, nusikaltėlių, jo, ir, tas požiūris į pačią mokytojo atrinkimą man, keistas Lietuvoje, kad ir, aišku, gal Lietuva neturi savo prabangos, kad trūkumas, bet tų Anglijos mokyklose aš esu vienas iš vyriausių mokytojų. Taps, aš ateinu į staff roomą, pas mus visi mokytojai jauni, jau tokių kaip Lietuvoje, aš nieko prieš vyresnius žmonės, bet jeigu jau tau yra 60 metų ir iš savo patirties galiu pasakyti, kaip mane mokino, tai, pavyzdžiui, 60 metų, kur ryškiai mokytoja gyvena su ten 20 katinų, atsiprašant, ir pavardė Ytė ar Aitė, ir jinai, pikta būna, tie mokytojai pikti, pas mus Anglijai piktų nebūna. Nebūna, va tikrai. Visi ateina švytintis. Bet chemijos direktorė man sakė, jis sako, aš tikrai manau, mokytojavimas yra viena geriausių profesijų. Nes, sako, taip yra ir to streso, ir su tais mokiniais, ir viską, bet kiek mes atostogų gavome. Ir apmokamo atostogų. Pavyzdžiui, visą rugpjūtį nieko nedariau ir gavau algą kaip per rugsėjo mėnesį. Kur turėsi geriau? Aš pasiilgsiu Lietuvoje, ten dar prabangiau jie daugiau vasarą atostogauja, nes mes tik iki Liepos pačios pabaigos, pas mus vyksta ugdymo procesas iki Liepos pačios pabaigos. Bet aišku, tos atostogos dabar už 2 savaičių bus tas half termas ir 2 savaitės pas mus, tai gal tos atostogos per metus išsimėtų, bet man, pavyzdžiui, Lietuvoje tas primtiniau, vienas iš tų pliusų, kad vasaros atostogos, kad ilgos. Taip. Ir man taip keista, kad tie kiti, kur čia pasižiūriu postus ar kažkaip sako, kas būtų, jeigu mokytojo alga būtų 3000 eurų per mėnesį į rankas. Bet kaip tu gali norėti gauti 3000 į rankas, jeigu tu Lietuvoje vasarą, Liepą nedirbi, rugpjūtį nedirbi. Aš bent jau Anglijoje, aš nei piršto nedariau dėl mokytojavimo. Gal ten Lietuvoje man ten sąja kažkas, Liepą, rugpjūtį jie ten kažką ruošia, kažkokius ten raštus daro, gal pažymius dar kažką, nežinau. Bet vis tiek, tai Liepų pamokų tai vesti nereikia, tai tu gal namuose gali ten tą pažymę išvesti, aš taip spėju. Aš vis tiek įsivaizduoju, Liepą, rugpjūtį, jie nedirba ten nuo 8 ryto iki 3 valandų mokykloje ir po to namuose jie netai varko, namų darbų netaiso. Tai tu 2 mėnesius nieko nedarai, maždaug nieko nedarai, ten su apalinius, ten tos mažus darbelius, ir tu nori gal 3000 į rankas kiekvieną mėnesį. Iš kur man atrodo, kad alga mokytojo ir Lietuvoje, ir Anglijoje, jinai yra tokia, kokia turi. Aš pilnai sutinku, pavyzdžiui, aš kai buvo... Kad mes dirbam žymiai mažiau, tai tie investment bankers, Lietuvoje mes neturim tokios profesijos, ten gal 1-2 žmonės per visą Lietuvą, bet Anglijoje tokių daug, tai jie per metus uždirba 1 milijoną svarų, tai ten 1 milijoną svarų, bet jie mokesčiams moka pusę milijono. Pusė, tai mūsų progresinis. Ir jeigu ten aš skaičiavau, jeigu paskaičiavus pagal tiek, kiek jie valandų išdirba, tai jeigu jie gauna bonusą gerai, jeigu jie negauna bonusą, tai išeina, kad per valandą jie uždirba 5 svarus. Taip, per valandą uždirba 5 svarus. Jie dirba ten tokias valandas, bet dėl to jų ir alga didelė. O čia, jeigu mes dirbam žymiai mažiau tų valandų, tai ko norėtum tų milijonų? Tai ir alga turi būti mažai, jeigu tu mažai dirbi. Ne, aš gal paprieštaraučiau, aš nesakyčiau, kad mažai dirba, dirba mokytojai tikrai daug. Santykinai mažiau palyginus su tais investment bankers, kurie dirba 12 valandų per dieną. Aš nedirbu kaip mokytoja 12 valandų per dieną. Aš ten dirbu kaip mokytoja 6 valandas, 7 valandas per dieną, o toliau 6 valandas aš galiu korepetitoriauti. Ir tada aš prisidėti, aš man tas patinka, kad Anglijoje aš niekada nesinešu namo jokių darbų, nebent išskyrus ten semestro gale, kada būna. Tai tada tenais tos assessmentus išsitaisyti ten, parsinešu popierių galę, kad per savaitgalį aš juos galiu ten išsitaisyti, žinai. Bet darbinis, pavyzdžiui, mano laptopas, aš jį
neimu namo, ką man jo reikia, ir pas mane baigėsi pamokos, aš ten dar, susipildau, ten gal ten kokiem tėvams pasiskambinėti reikia kažką, žinai, kad ten kas gal, praleidžiu kokias ten iki pusvalandžio po paskutinės pamokos, aš pasistvarkau savo administracinius reikalus ir viskas, aš laisvas. Aš grįžtu namo, aš turiu savo laiką, man nereikia sukti galvos. Ir alga kokia yra, tokia yra, bet dabar šiais metais, kai pradėjau korepetitoriaut, tai tos veiklos pradėjau, kol kas esu kaip samdomas, bet judu, kad atidaryti savo, nes norim plėstis, kad į Anglijos rinką padaryti, darysim, mes turim tą patį interviu panašų anglų kalbą ir tiesiog prasiplėsti Lietuvoje, nes Lietuvoje žiūrint į tuos 10-okų pupus ar 12-okų egzaminus, tai reikės studentams, moksleiviams pagalbos ir tikrai, kas iš draugų, jeigu kas, pavyzdžiui, žiūrit šitą laivą ar žiūrėsit vėliau, tai mielai kreipkitės, turėsit rezultatus, tikrai turėsit rezultatus. Taip. O dabar dėl šitų įkainių, prieš tai esmien kalbėjom apie fondą, pavyzdžiui, kad jūsų, būna, pavyzdžiui, tėvų, kurie sako, oi, čia jūs labai brangiai imate, ten 20 ar 30 eurų per valandą, kad čia labai daug. Jeigu tu nori gauti kokybę, tai tu turi, susimokėti, nes mes į ilgalaikį darbą orientuosimės. Aš, pavyzdžiui, nedarau tokių dalykų, kad aš paimu už valandą ir viso gero. Ne, aš ką darau, tai mes pasidarom, kad sutartėlę, kad ilgiau, kad bent jau mėnesiui, pasidarom mėnesį, tai tu per mėnesį gali pasimatuoti, įsivertinti, kokį progresą padarai ir kai kurios tėvus ar vaikus tas atbaido, kad mes norim ilgalaikio progreso, nes tą valandą, žinai, čia ir tas vaikas per tą valandą nieko neišmoks ir tau dėl tos valandos tenais dirbti ir ten vieną pasiliks, nepasiliks, tai tokios geriau pasidaryti įsipareigojimus. Ir kad tą kainą kompensuoti, gal galėtum papasakoti apie savo fondą, kaip jisai vyksta. Taip. Tai va, kaip tik šių metų sausio 2 dieną, kaip tik kūriau paramos fondą Žydėjimas šešėlyje, tai jis jau kiek 10 mėnesių egzistuoja tik tai. Tai labai daug dar taip ko nepadarėm, bet jau turėjom vieną renginį su pianiste Ieva Dutaitė, kur ten tą fondą pristačiau taip pirmą kartą viešoje erdvėje. Ir turime Facebook'o puslapį, Instagram'o puslapį, tai tiesiog to fondo tikslas yra sumažinti jaunuolių apleistumą ar aplaidumą, kažkoks ten vienas iš tų žodžių lietuviškai yra teisingas. Tai jeigu tėvai, pavyzdžiui, labai mylintis ir viską nori vaikų ko geriausio, ir tas vaikas, sakykime, nori Lietuvoje mediciną įstoti, ir jam reikia chemijos, chemijos mokytoja, reikia chemijos, bet chemijos mokytoja silpna, sakykime, arba ten sirgo, praleido daug chemijos pamokų. Ir tėvai nori pasamdyti gerą chemijos korepetitorių, kuris, kaip sakėt, kainuoja 20-30 eurų per valandą. Ir tėvai, pavyzdžiui, galėtų sau leisti 15 eurų per valandą, tik tai, bet jie nori kokybės. Tai ką, jeigu parašau paramos fondą Žydėjimas šešėlyje, yra ten mailas, tai teikite paraišką, parašykite, kokios ten ta motivacija kokia, kad, ne taip, bet, neturiu ką veikti, noriu chemijos kompensuoti. Neduos niekas, bet jeigu ten gražų motyvacinį laišką parašysite, kad didelę svajonę studijuoti mediciną ir mes kaip tėvai norėtume labai paremti, bet trūkstam. Ir tada pasirašytume ten sutartį ir tas Žydėjimas šešėlyje paramos fondas kiekvieną mėnesį ar ten už kiekvieną pamoką siūstų pinigus tiesiai korepetitoriavimo įmonei. Nes mes sakėm, kad jokių ten neaiškių dalykų nebus, nes jeigu siūstume pinigus ten tėvam ar ten tam 18-mečiai, 19-mečiai, 12-okui, ką mes žinom, kur tie pinigai bus išleisti. Tai mes fonduojam tiesiog, arba psichoterapijos, jeigu reikia. Pavyzdžiui, aš pati psichoterapiją jau 2 metus einu, 2 metus baigti. Man kainuoja tai dabar šiandien 5 eurus per savaitę. Tai ne kiekvienas tą sugebėtų leisti. Yra atskiri finansai. Tai sakykime, jeigu...
jeigu paimkim, koks jaunukas, sakykime, nori jisai pas mane mokintis, tai ką jam reikėtų padaryti, aišku, pirmą susisiekti su manimi ir aš sakyčiau, gerai, akademinė valanda, sakykime, kainuoja 20 eurų. Taip, jeigu aš darau 2 akademinėms valandoms užsiėmimą, tai pusantros tos tikros valandos ir aš prašau 400 eurų už būtent tą pamoką, kad grupėje, kad tas vaikas gautų. Tai tas vaikas gali susisiekti su jumis, su jūsų paramos fondu ir susiderinti visas mokėjimo sąlygas, tai tada tas vaikas galės mokėti, sakykime, ne 400, o tik 10 arba 20 eurų, priklausomai nuo finansinių galimybių, ir visą kitą sumą kompensuos, tiesiog fondas perves į mūsų korepetiravimo įmonę, taip? Tai čia iš tikrųjų tas labai dalykas fainas, nes atveria duris daugiau vaikų, nes mano dalykas matematika, kas gan tikrai svarbus ir stojant į universitetus ir netgi ieškantis šiaip darbą, jeigu tu, pavyzdžiui, gavęs matematikos geresnį rezultatą, tai daug patraukliau atrodys būsimiem darbdaviams ir žinių tai dadeda, ir tai yra tikrai verta, tai yra vienas iš tobulėjimo dalykų, nes tau atveria tiesiog ateityje daug durų mokėjimas tos matematikos, tai čia tikrai verta pagalvoti. Ir svarbiausia, kad motyvacijos yra pas mokinį ir kad tėvai, pavyzdžiui, paremia, arba jeigu tėvai neparemia, tai tas mokinys 12-okas, vaiko 18 metų jau yra, tai pilnai gali kreiptis, prašyti pagalbos ir mes tikrai finansuosim. Ir jeigu, aišku, jūs matote čia kaip prasmingą veiklą, tai prašau, kokite mūsų paramos fondą, yra banko sąskaita parašyta šitam ir svetainę turim žydėjimas-šešėlyje.lt, bet arba nieko žydėjimas-šešėlyje.lt. Tai ten irgi rasit labai daug informacijos, plačiau apie mūsų idėją ir aš dabar, kai esu mokytoja, tai kaip sakiau, mažiau tų darbo valandų, turiu daugiau laiko, tai ir šalia ir to žydėjimo šešėlyje fondų į priekį dėsiu visą energiją, kiek turiu ir laiką, bet be to tą idėją, nes man asmeniškai, kad tai labai svarbi idėja ir korepetitoriauti, kiek galiu padėti tiem mokiniam ir taip pat dėl kainos kai irgi, kai sakėjai, tai pridėsiu, aš jau irgi korepetitoriauju, kiek laiko tai aš ir atsiliepimą esu pririnkus. Jo, tai tas yra svarbu, nes man, pavyzdžiui, kaip startuojant aš susikūriau tą matieką, aišku, toks pavadinimas gal, nežinau, gal etiketeitis, matieka geras. Jo, toksai biški žargodinis, bet, tai ką aš darau, aš esu matiekos mokytojas, aš perduodu matieką kitiems. Ir, aišku, išsiplėsime, aišku, tas bus matieka, koks yra chemijos žargonas? Ar chema? Labai mokius daug, tai nelabai su Anglijoje, bet dėl du atsiliepimų, ką girdėjau čia postą irgi buvo išmokti, padirba, netikrus atsiliepimus daro. Tai aš jeigu keliu, tai ten yra mokinys ir vardas pavardė yra, eikit, rašykit, jam klauskit ir tėvų galiu kontaktus duoti, jeigu dėl atsiliepimo įdomu, kaip ten aš dirbu, kaip ten ką. Tai prašau, duris atviras ir aš turiu tuos... Mes šitų feikinių dalykų ne... Man feikint tą atsiliepimą, tai ateisi pirmą pamoką pamatyti, kad kažkas neto ir išėjai. Aš nelabai suprantu. Ir dabar netgi galėsiu, šiuo atveju, kol mes darome, galės pamatyti pas mane, pavyzdžiui, būtent tam matieką, turbūt niekas net nežino, kas matieka yra, ir dabar šį laivą įdėsiu ir galės pamatyti tą progresą nuo 0, tai šiuo metu yra grinai 0 laikų, 0 followerių, man atrodo, gal yra vienas, gal aš ten esu gal ten keletas. Po šio aš nežinau, aš gal perkursiu iš naujo, nes ką aš esu sukūręs, atskirą asmeninį profilį, bet galvoju, dar pasigalvosiu, kaip padaryti. Kol kas tiek tada. Man atrodo, labai čia daug prikalbėjom visiems, viską paklausyti. Jeigu kas nors viską išklausys, aš irgi pašėrinčiu šitą. Jeigu kažkam patiks, tai būkit geri, pasidalinkit su kitais, pasišėrinkit ir
laukit tolimesnių tada susitikimų, pasikalbėjimų tokių. Labai malonu, Vidmantė, nes aš iš tikrųjų realiai galvojau, kad aš esu vienintelis lietuvis mokytojas dirbantis UK, jo, tai jeigu dar tokių yra, mielai prašom prisijungti, tikrai susieks, bendrausim, darysim, dirbsim. Gerai, gerai tada. Ačiū, sekmadienio visiems. Gerą sekmadienį liks. Iki. Visą.